Sveikas, kolega. Sveikas. Tai kelintas interviu per dieną? Trečias gal. Eines. Tai per metus tai jau nesuskaičiuotum turbūt, jau ne 100. Nežinau, įdomus klausimas, niekada nebandžiau skaičiuoti. Būna aišku dienų, kai niekas nieko nepaklausia, bet savaitės, kad niekas nepaklaustų kažko ar nereiktų kažkur kalbėti, nebūna turbūt. Aš žinau, kada tavęs neklausinėja. Savaitgalis. Ir kai tu su motociklu važiuoji, kai išvažiuoji po Lietuvos gamtą. Tai čia aš turiu pasiteisinimą tada, galiu pasakyti, kad nėra manęs. Bet šiaip būna, kad ir savaitgalį kas klausia. Gerbimi žiūrovai, kaip matote, kalbinu gerai visiems žinomą Lietuvos visuomenės veikėją, politiką, buvusi sveikatos apsaugos ministrą, labai garsų buvusi, bet kažkuria prasme ir dabar dar žmonės vadina jį ir ministru ir pasilgsta tokioj pozicijoje. Tai mano kolega, bičiulis Aurelijus Veryga. Sveikas, Aurelijau. Sveikas, Robertai. Kaip žinia, aš imu interviu pokalbius darau su visuomenės veikėjais, kultūros, švietimo ir kitais atstovais, kurie gyvena už Vilniaus ribų. Tai ta Lietuva, kur vadinama regiono Lietuva. Taip. Tai pats esi gimęs Užventyje. Taip, tikrai taip. Kelmės rajone. Kelmės rajone. Teko būti. Užventis turi labai gražų malūną. Ir labai gerus žmonės ten, kurie tą malūną prikėlė, kur ten dabar būna plenerai kiekvieną vasarą, kur susirenka menininkai, kalviai, akvarelistai, žodžiu, tikrai toks kultūros židinys. Ar tu gali priminti malūno šeimininkus? Knyzeliai. Algirdas? Algirdas ir Milda. Ir Milda. Ir dabar jau ir jų vaikai turbūt visi ten. Perima. Man teko ten porą dienų būti vienam plenere su kalviu Vytautu Jaručiu, ten draugai buvo, bičiuliai geri, jau šviesios atminties Vytautas Jarutis, Dzūkijoje gyveno. Tai tikrai didelį įspūdį paliko, kiek žinau, Užventyje ir futbolo komandai, jis berods buvo subūręs stadioną, ten atgaivino Alvydas. Stadionas ten aišku yra mokyklos, jis dabar yra sutvarkytas šalia mokyklos, gimnazijos, bet tikrai buvo komanda ir anksčiau žaisdavo senajam vadinamam stadione, ten Ventos slėniai, tokia irgi labai graži vieta. Dabar aš nežinau, ar jie bežaidžia futbolą, būdavo, žinau, kad suvažiuodavo medikai futbolą žaisti ir būdavo, kad ten atvažiuoja. Aurelijau, visą tai, ką pasakė lietuviškai, retai teko girdėti tave kalbant, arba iš viso man neteko girdėti tave kalbant žemaitiškai. Apie stadioną žemaitiškai gali pasakyti. Kieno tas stadionas ir ką Alvydas buvo padaręs. Kaip tas stadionas atrodo, ne? Aha. Ant Ventos slėnį. Ten yra labai graži vieta. Ir nežinau, kuo daugiau tau čia pasakyti žemaitišką. Bet gerai skamba. Pagava mane. Bet gerai skamba, patiko. Pagava. Šiandien mes vengsime kalbėti apie politiką, bet greičiausiai kažkur gal netyčia ir užkabinsime. Nori, nenori, tokį dirbam darbą kartu. Ypač Aurelijus, jis ir yra Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos frakcijos pirmininko pavaduotojas. Ir šiaip labai aktyvus visuomenės veikėjas. Aš paklausiau žmonių, parašiau į vieną kitą rajoną, miestą, ko jūs norėtumėt, kad aš paklausiau Aurelijus. Ir daugiausiai buvo toks vienas iš klausimų, pasakykit, kodėl jisai toks ramus ir tegul jisai išduoda greičiau, kaip jis moka būti ramiu ir laimingu žmogumi. Kas tas per laimės receptas? Čia labai rimtas klausimas. Aš jį daug kartų esu gavęs, bet aš kiekvieną kartą galvoju, kaip jį teisingai atsakyti, kad žmonės nepultų aklai ką nors daryti, įsivaizduodami, kad aš žinau kažkokį stebuklingą būdą nusiraminti. Manau, kad kiekvienas iš mūsų tą būdą savotiškai ar būdą, ar jų dažniausiai ne vienas būna. Mes juos esam patyrę. Ir turbūt, kad žinom, bet gal nelabai naudojamės.
aš labai stengiuosi klausytis savęs, ko nori mano, sakykime taip, liaudiškai dūšia. Ir jeigu aš noriu paklausyti muzikos, tai aš taip ir padarysiu. Jeigu man šiandien yra gera nuotaika ir aš noriu pafotografuoti ir paskui su tom nuotraukom kažką tai padaryti, tai aš taip ir padarysiu. Jeigu man yra gera nuotaika ir aš noriu pravažiuoti motociklu, va tokiu būdu atsijungti. Irgi aš apsirengsiu rūbus, sėsiu ir važiuosiu ir man tai leis atsipalaiduoti, pailsėti. Tai aš tiesiog stengiuosi klausytis, ką man sako mano vidus, ko jisai tuo metu gal nori kaip tokio atsipalaidavimo būdą ir tą naudoju. O šiaip tai matyt mano tiesiog toks yra, nežinau, charakteris. Aš jį gal iš mamos paveldėjau. Ai, tavo mama rami? Mano mama visą gyvenimą išdirbo mokytoja ir jinai tikrai labai... O kokį dalyką mokė? Fizika. Taip. Na vis tiek su mokiniais tai yra toks nelabai ramus darbas. Jo, bet ją mokiniai labai mylėdavo, nes jinai niekada, irgi gal panašiai kaip ir aš, nei ten bardavosi, nei ten kažką... Autoritetas buvo mokiniams. Aš suprantu, kad jinai tikrai labai nuoširdžiai tą savo ir darbą, ir tą, ką jinai mokė, jinai ir mylėjo, ir jai įdomu buvo, ir mane savotiškai sudomino, ir man fizika buvo įdomu. Ir tikrai jinai būdavo iš tokių mokytojų, kur mokiniai ir mylėjo, ir iki šiol myli, ir prisimena, ir labinasi, ir mielai bendrauja. Tai jinai tikrai būdavo tokia rami, tai aš gal iš jos paveldėjau tokį būdą. Na, prakalbam apie mokyklą, turbūt baigė aukso medaliu, kaip tais laikais būdavo. Ne, aš nebaigiau aukso medaliu, nors man atrodo, kad tada gal medalių jau ir nebebuvo. Tai buvo 94 metai, kai aš baigiau, jau nebebuvo. Gal būdavo kažkas ten pagirimai ar kažko, neatsimenu, bet aš nebuvau, aš gerai mokiausi, iš tikrųjų gerai mokiausi. Visos pamokos gerai ėjusi tau? Praktiškai turbūt visos. Kaip fizinis? Fizinis neblogai, būdavo dalykų, kuriuo aš negalėdavau padaryti ir man nepavykdavo, aš, pavyzdžiui, greit išbėgti negalėdavau. Bet tu turbūt žinai, kad yra net ir raumenys pas žmonės truputį skirtingi, ar ne? Taip. Aš galėdavau bėgti ilgai, bet lėtai ir galėdavau ištvermės visus pratimus padaryti, tai lygiagretėse tą vadinamą kampą ilgai laikyti, daug pristraukimų padaryti, bet ten nereikia tokio greičio, ten reikia ištvermės ir bėgti ilgai galėdavau be problemų. Bet greičio, tarkim, numest kažką toli, šokti į toli, arba nubėgti greitai man neišeidavo. Bet ten buvo labai įdomu, kai mes laikėm tada įskaitą, ten ar egzaminas buvo, ten galėdavai susirinkti tuos taškus iš kažko, ką tu gali padaryti. Reiškia, kažką padarai blogiau, ten kaip ir prarandi, bet ten, kur gali padaryti gerai, tai gerai atsimenu, padariau turbūt daugiausia prisitraukimų ir paskui turėjau sausgyslių uždegimą, vaikščiau su tokiom rankom. Nes tol dariau, kol jau nukritau nuo skersinio, bet gerai išlaikiau. Tu mokykloje irgi buvo toks aktyvus kaip dabar, ar visai kitoks? Sakyčiau, kad aktyvus, man ten irgi visko reikėjo. Aš ten ir muziką leisdavau šokiuose, ir fotografuodavau renginius. Jau tu tada pradėjai fotografuoti jau mokykloje? Bet ten ta fotografija buvo tokia, sakykime, nežinau kaip ją čia pavadinti, gal labiau tokia kaip dokumentinė, reportažinė, teisingai tu sakai. Tai labiau kažkokiam renginy, ten ar šimtadienis, ar kažkokia kita mokyklos ten šventė. Koks fotoaparatas buvo tuo metu? Smėnas, Zenitas? Fedas buvo trečias. Penktas, trečias, dabar tebeturiu aš jį. Tebėra. Pirmas fotoaparatas, kuriam paspaudžiau pirmą nuotrauką, tai buvo mano krikšto mamos. Tai buvo Smėna, o paskui buvo Fedas. Smėna, atsimenu, kainavo berods 15 rublių. Gali būti, bet aš jos neturėjau. O Fedą jau nešiodavau ir fotografuodavau. Šiaip labai gražios pačio nuotraukos iš įvairių Lietuvos kampelių ir matau patį Kauną fotografuoti mėgsti. Pastebėjau, tau labai patinka vakarai. Detalės, formos, gamta.
Aš pats mėgstu labiau žmogų prie architektūros fotografuoti, portretinės daryti, o jau tavo braižas yra labai aiškus. Tai tikrai įspūdingos fotografijos ir parodos, žinau, esi padaręs ir susidomėjimas yra, čia neseniai skaičiau socialinį tinklą tavo, kad kada bus kita paroda, jau žmonės prašo, tai jau esi kažkiek vėl sukaupęs? Esu tikrai, nuotraukų yra daug. Toks, miestas arba vakaras man labiau gal fotografuojamas yra dėl to, kad, pavyzdžiui, Vilniui vakare aš turiu laiko, tai aš išeinu pasivaikščiot ir dažnu atveju tai jau būna tamsu, ypatingai jeigu rudens ar žiemos laikas, tai natūralu, kad tos nuotraukas yra tokios naktinės, nes dieną tiesiog neturi kada. Ir mano čia viena iš kolegių pastebėjo, sako, tavo nuotraukos dabar pasidarė šviesesnės. Tai sakau, aš dieną fotografuoju, už tai jos tokios yra. Ir tiesiog, kada turi laiko, bet šiaip, ko aš pats sąmoningai ieškau fotografuoti, tai kai aš važiuoju automobiliu, aš ieškau apleistų vietų. Ir prašau žmonių, kad man atsiųstų kokį ar nuorodas, kurie žino apleistą. Gudru, sakyčiau, bet tau fotografai turbūt nepasako tų vietų. Fotografai ne, bet žmonės, kurie važiuoja, keliauja, šiaip ir nėra labai sunku, kaip pasakyti, reikia tik laiko turėti. Tų vietų yra ir dėl ko man yra įdomu, tai šitie dalykai, kuriuos užfiksuoji, jie iš tikrųjų greit neliks dėl įvairiausių priežasčių. Jeigu tai yra mediniai kažkokie, tai jie taip pat supus ir jų tiesiog laikas juos sunaikins. Jeigu yra akmens kažkokia statyba ten ar mūras ir jeigu jis yra apleistas, tai jis arba sugrius, arba jį restauruos ir jis irgi bus jau nebe toks. Tai tai, kas yra nuotrauka, jinai fiksuoja tą laikinumą. Ir jau yra tokių vietų, kurias aš fotografavau ir jų nebėra. Jau jų nebėra. Sulyginta su žeme yra. Jautru iš tikrųjų. Taip. Kalbėjai ir buvo, nebėra, atvažiuoja į ateitį, bet nebėra tos praeities, kur galėjo būti dabartyje iš tikrųjų. Daug dalykų tokių yra, kur nelabai yra išsaugomai tie vertingi dalykai patys. Tas požiūris kartais būna žmonių vienokių kitokių, gal vietos savivaldos ir panašiai. Ir pažiūrėt, įdomu yra, vėl kol nefotografuoji, pro tas vietas dažniausiai taip praeini, jis atrodo gal kažkaip ir apleistas, bet kai įlendi arčiau, kai pasižiūri, kiek ten yra žmogaus rankų kažkokių nugludintų dalykų, durys, palangės, kažkokie daiktai žmogaus, viskas tas turi kažkokią istoriją, tai jos dažnu atveju negali sužinot, bet gali įsivaizduot, gali pabandyti pafantazuoti, o kaip ten žmonės gyvena. Įeini kažkokią lušnelę, privažiuoji, jinai stovi, yra tokių vietų, kur privažiuoji ir turi eiti per laukus, jau net nebėra kelio. Vidury kažkokioj salelėje, vidury dirbamų laukų stovi kažkoks namukas arba sodyba. Nebėra net privažiavimo, turi brist. Ir buvo belaitė likusi sena. O belgų yra likę tie pastatai ir matai, kad žmonės ten gyveno, juk ten kūrė savo, svajojo kažką, augino vaikus, vis ten virė gyvenimas. Dabar ten viskas, nieko nebėra. Tik vakar buvo Molėtų rajone, ten vieną eilėraštį garsinom prie seno namo. Tai tie susišaukia dalykai. Dabar pakalbėjai apie tokius jautrus dalykus, praeitis, dabartis, tai noriu paklausti, kokio žanro knygas pats mėgsti skaityti? Turbūt nepasakysiu kažkokio žanro, Robertai, kurį aš galėčiau išskirti vieną, kad aš kažką išskirtinai mėgstu skaityti. Dabar man iš viso darosi sunku, turbūt kaip ir daugam skaityti knygas, bet aš tą gal nurašau ant įtampos, ant kažkokio nuovargio, nes sukaupti dėmesį ir taip, kad perskaitytum knygą nuo pradžios iki galo, aš turiu kelias knygas pradėtas skaityti ir jos yra padėtas. Ir pas mane tas pats. Tai gal čia amžius, Robertai, aš nežinau. Laiko neturiu. Gal, ir laiko nėra. Bet aš skaitau pradedant tokią, labai dalykinę literatūrą, kur yra, pavyzdžiui,
partizaninio pasipriešinimo kažkokie metodai arba išgyvenimo kažkokios ten pamokos ar patarimai, medicininės knygas, kur man yra įdomu, bet paskaitau ir detektyvą paėmęs, paskaitau kažką, kas yra, kokį nors romaną paėmęs, paskaitau kažkokią labai sudėtingą knygą, kad paimti ir paskaityti. Tokia pati sudėtingiausia, kurią man yra tekę skaityti, buvo tibetiečių gyvenimo ir mirties knyga. Tokia, kuriai man prireikė visos vasaros, kad perskaityti. Aš ją ne kaip religinę knygą skaičiau, bet labiau tokia kaip filosofinė. Tokios visada yra sunkiau skaityti. Tai jom reikia, vienas dalykas, jas ne tik, kad sunku yra skaityti, bet jom nusiteikti. Jom reikia ne tik, kad nusiteikti, jom turbūt reikia tokio ypatingo, kaip pasakyti, momento. Jom turi būti suaugęs tom knygom. Nes jeigu nėra tau pačiam gyvenime jokių bėdų, problemų, tai tu tos knygos gal ir neperskaitysi. Kaip ir šventą raštą žmonės, Biblija, jeigu tu neturi gyvenime kažkokių dar skaudžių patirčių, neturi kažkokio supratimo apskritai apie gyvenimą, labai jas yra sunku skaityti, nes nesupranti, ką ten rašo. Bet kai jau turi jų, tai tada pradedi suprasti, ką ten žmonės rašė, ką norėjo to pasakyti. Kiekvienai knygai reikia suaugti. Taip, apie tą biblinę knygą kalbi. Aš manau, kad pasaulis tikrai yra jautrus, turėjęs kiekvienas žmogus tam tikrų išgyvenimų, nes Biblijos knyga pagal paskutinius metus yra viena iš perkamiausių pasaulyje. Tai rodo turbūt, kas su žmogumi vyksta pačiu jo gyvenimu, nes vis dėlto supa jį įvairūs dalykai, ne tik laimingi dalykai. Tai ta laimės formulė, vėl čia mes grįžtam. Žinai, Robertai, iš tikrųjų tai čia tokį labai įdomų kampą palėtė. Aš jau dabar su ne vienu žmogum kalbėjau, dėl ko yra tiek daug problemų jauniems žmonėms dabar. Ir dėl ko tiek ryškėja poreikis psichologo, psichiatro, jauni žmonės tiek daug nerimo jaučia. Nebemokomės vaikų filosofijos. Ne? Tai reiškia, nebemokom suprasti, kad yra dalykai, kurie yra ne tik materialūs, bet kurie yra aukščiau kažkokių daiktų, aukščiau manęs, yra aukščiau kažkokia aš, mano, man ir panašiai. Religija tampa tokia savotiška kaip ir nebemada, aš matau dabar, yra žmonių, kurie yra tikintis, praktikuojantis ir tas jiem irgi duoda tam tikrą turinį. Ir jeigu jo nebelieka, tai reiškia, tu tampi tokiu tiesiog, savotiškai kaip kevalu be turinio. Nebėra tavy kuom užpildyti tos tuštumos, kurią pasaulis iš esmės ir generuoja, nes daiktais jos neužpildysi, daiktai yra laikini, galų gale kiek iš džiugesio duoda. Gali brangiausią daiktą nusipirkti, tai pasidžiaugsi kiek? 2 mėnesius, o paskui reikia naujo daikto ir ypatingai jeigu tu savo jo negali leisti, tu pradedi tada galvoti, kad aš čia kažkoks gal nuskriaustas, gal man kažko trūksta. Ir kai šnekėjom, kas gal dar čia į tą pačią temą, kas man leidžia nusiraminti, aš kiekvieną kartą, jeigu man kyla kažkokių sunkumų, aš atsisėdęs ramiai pagalvoju ir pabandau pasitikrinti, ar tą, ką aš darau, atitinka man kažkokį vidinį kompasą ir mano gyvenimo prasmės supratimą. Ir jeigu atitinka tą, ką aš darau, tai aš nusiraminu, nes aš suprantu, kad aš prieš savo sąžinę esu ramus, aš elgiuosi teisingai, o viskas, kas vyksta, tai yra iššūkiai kažkokie, su kuriais gali susitvarkyti, gali nesusitvarkyti. Ir jeigu net nepavyksta, aš galvoju, kad tam buvo nelaikas tada, jeigu man kažko nepavyko padaryti. Taip yra, ne viską gali gyvenime padaryti. Kaip tu pats ištvėrė, turėjai tikrai ne vieną tokį, būdamas sveikatos apsaugos ministru, ir tikrai buvo tam tikrų taškų, tokių lūžio, nes valstybė, visuomenė turėjo vienokią nuomonę, dalis to lobistų, tarkime, ir kaip tu susitvarkei su savimi, nes tai tikrai buvo nelengva grįžti namo,
kai toks didžiulis spaudimas, nes pirmą kartą istorijoje ėmėsi tokio žygdarbio, dėl to tas žygdarbis yra atsiradęs iš tų pasiekmių, nes tauta, kaip sakyti, tą alkoholį vartojo jau besaiko ir visur tos reklamos ir panašiai, net ir mokyklose jau galėjom matyti ir paaugliai ir panašiai. Ėmėsi to didelio žygdarbio, kuris iš tikrųjų dabar pasiteisina, bet ta prasme, va tie tavo tos dalies visuomenės, kuri galvoja kitaip, tie lobistai, tarkime, kaip tu susitvarkai su savimi, nes puolimo tikrai daug gavai. Aš gal pradėsiu tokią su tolimesnė įžanga, kas gal paaiškins, kodėl aš čia apskritai dėl tokių idėjų mačiau prasmę kažkokią dirbti. Žinau, kad bus ir sudėtinga, ir sunku, ir blogai, ir bus natūralu. Lobistai, jie atstovauja verslo interesą ir čia būtų naivu galvoti, kad jie tavęs neužpuls, jeigu tu nusitaikai kažką, kas praras pinigus, kam sumažės pardavimai. Bet aš gal pradėsiu nuo to, kad aš kiek save prisimenu, kaip žmogus sąmoningai, aš norėjau būti gydytoju. Kodėl aš taip norėjau? Aš čia galiu tik paspėlioti, nes aš nežinau, kodėl aš taip norėjau. Mano mamos sesuo yra, mano krikšto mama yra gydytoja. Gal dėl jos, gal spėlioju. Bet aš žinojau, kuo aš noriu būti. Ir man atrodė prasminga, tas darbas atrodė prasmingas ir kai aš atsidūriau, kai aš įstojau, aš sąmoningai to siekiau, aš ir biologijos olimpiadose dalyvaudavau ir ten visokias žolininkų mokyklas lankiau. Žodžiu, man tai buvo labai įdomu, rinkdavau visokius ten receptus, dar kažką. Žodžiu, visą laiką toks buvau ir aš to tikslo siekiau. Ir kai aš baiginėjau jau medicinos studijas, mane pakalbino vienas iš mano buvusių dėstytojų, kad aš galbūt norėčiau stoti doktorantūrą visuomenės sveikatos. Ir aš iš pradžių pasakiau, kad ne, nes sakau, kokia čia būtų tema, tai sakė apie tabaką. Tai sakiau, aš čia daktaru noriu būti, kas čia apie tabaką, kokia čia tema. Žodžiu, ką čia šnekėt. Ir paskui mane, visgi turėjo tie žmonės, kurie mane kalbino kantrybės, suprato, kad aš tą nesakau iš nesupratimo ir mane nusivežė iš pradžių į vieną konferenciją, paskui tokius mokymus nevyriausybininkų nuvažiavom ir aš pamačiau, kad pakeisdamas įstatyme kelius žodžius, jeigu sugebi tą padaryti, tu gali ne vieną žmogų išgelbėti, tu gali išgelbėti 10 000 žmonių, kas ir yra šiaip gydytojo tikslas. Eini į tą profesiją, tai norėdama žmogui arba palengvinti kančią, arba padėti jos išvengti iš viso, iš esmės nori padėti žmogui, kad jis būtų sveikas. Tai tą patį tikslą turi ir visuomenės sveikata. Ir atsimenu, dabar galvoju, kurie čia metai galėjo būti, gal kokie 2007, kai Lietuva svarstė draudimą rūkyti baruose restoranuose. Tai tada aš jau buvau toks visuomenininkas, ten dalyvaudavau visokiuose laiduose, debatuose, ten turiu iki šiol šaržą ant sienos kabo iš laidos Prašau žodžio, ten su Paleckiu. Tai ir atsimenu, kai buvo balsavimas, tada Seime, kai buvo visi šitie debatai, aš kažkaip namo parvažiavęs sėdžiu ant sofos, labai gerai tą momentą atsimenu. Ir jau sekančią dieną ten turi būti balsavimas. Galvoju, Dieve, jeigu pavyktų visą šitą, kad tai būtų priimta, tai aš galvoju, kad viskas, aš gyvenime daugiau galiu iš esmės nieko kaip ir nebedaryti, nes tai yra 1000 gyvybių išgelbėtų. Aš kaip ir būčiau savo darbą, savo misiją gyvenime kažkokią prasme įvykdęs. Padaręs, tai tada man taip atrodė. Ir buvo priimtas tas įstatymas. Aišku, aš apie politiką tada jokių net minčių neturėjau, tada buvo tiesiog dalyvavimas kaip visuomenininko, kaip gydytojo. Ir paskui atėjo kitos temos, atėjo alkoholis, atėjo narkotikai, aš vadovau tokiai nevyriausybiniai organizacijai ir tada atsirado Ramūnas, kuris pasikvietė mane pokalbiui ir sako, žinai, tu ten studentam pasakoji, mokslus darai ir taip toliau.
Sako, žiūrėk, jeigu tu ateisi į politiką, mes tau duosim įrankius įgyvendinti tą, ką tu šneki. Ir tai buvo motyvas, kuris mane absoliučiai nupirko, nes aš, kai grįžau namo, pagalvojau, tai aš tiek aiškinu visiems, kaip turi būti. Ir dabar tau sako, va, tu ateik, galėsi padaryti. Va taip. Tai aš pagalvojau, kokią aš turėčiau moralinę teisę paskui kam nors priekaištauti. Nu, kam nors apskritai priekaištauti, jeigu tau sako, va, tau įrankiai, ateik, galėsi daryti. Tai va tas mane absoliučiai nupirko ir nu, mes tą darėm kartu. Čia gal žmonės su manim tą sieja, bet tai nėra vieno žmogaus darbas, nes tą turėjo frakcija atlaikyti, tą turėjo atlaikyti vyriausybė, atlaikyti Seimo dauguma tada. Ir jeigu ne jūs, ne visi tie žmonės, kurie balsavo, tai aš ten galėčiau šnekėti, ką nori. Ir vis tiek nieko nebūtų. Nu, tai tam reikėjo žmonių, komandos, reikėjo visų, kurie palaikytų. Bet aš tikrai džiaugiuosi, nes Lietuva dabar yra gerai vertinama. Mes esam kaip pavyzdys pateikiamas kitom valstybėm. Ir neabejoju, kad kiti darys panašius dalykus, pasižiūrėjo, kaip mums sekėsi. Tai aš tame matau savo gyvenimo prasmę. Supratau. Tai žodžiu, viso to kaltininkas yra Ramūnas, kad atsidūrėjai čia, taip. Padėjai išgelbėti ne vienam žmogui. Kartu sakysiu, mes tą padėjom. Gerai, kartu gyvybė ir panašiai. Atsimenu ir pats, kai dėl savižudybių ten teko irgi teikti projektą, kad būtų ne tiek viešinama, tik tai faktai būtų, nebūtų romantizuojama, irgi ten ko ne metai užtruko. Taip, bet tu supranti prasme, tu iš tikrųjų išgelbėjai realiai žmonės. Tai va, aš už tai komandai esu labai dėkingas ir pačiam tau labai ypatingai. Bet šiek tiek dabar grįžkime į tą tavo buitinį gyvenimą, kur tikrai daug nėra kalbama žiniasklaidoje. Dar noriu paklausti dėl fotografijos ir daugiau nebeliesiu tos temos. Noriu paklausti, kas retušuoja tavo fotografijas, montuoja, pats ar dirbtinis intelektas? Yra ir taip. Jūs galite rasti mano paskyroje ir yra tokia Facebook'e paskyra Pakeliui ir tokių fotografijų. Šiaip savo fotografijas aš tvarkau pats. Yra programa, į kurią aš jas susikeliu, bet tai nėra dirbtinis intelektas. Tai yra programa, kuri leidžia keisti spalvas, kontrastą. Ne Photoshopas, paprastesnė yra iš tos pačios giminės, bet ten viskas paprasčiau. Tau leidžia ten su spalvom žaisti, su šviesom, su kontrastais, su taip toliau. Tai va šitą aš darau pats. Ir visai nesenai atradau ir dirbtinio intelekto, tiksliau kolegos pasidalino, parodė programėlę, kuri leidžia tiek iš nuotraukų perdarinėti tam tikrus dalykus daryti, tiek uždavus tam tikrus kriterijus, kad sugeneruoja jisai pats kažką, ko tu paprašai. Tai, bet tų paveiksliukų aš ir nepasirašau kaip mano, nes tai yra tik iš dalies mano, tai nebėra visai jau mano kūryba, tai yra kažkas, ką aš priliečiu savo ranką, bet mes dalinamės savotiškai. Pirminį darbą vis tiek atlieki, užfiksuoji vaizdą. Taip, bet ten jau yra dirbtinio intelekto, o savo nuotraukas aš pasirašau, ant jų kamputį ir rasit mano vardą ir pavardę. Jos yra mano, nedirbtinio intelekto, ten aš jas pats tvarkau ir spalvas dėlioju, bet yra visokio, man įdomu pažaisti ir su tuo dirbtiniu intelektu, kaip jis ten supranta, bet iš esmės net ir įkėlus savo fotografiją, jinai yra neatpažįstamai pakeičiama. Ja intelektas pakeičia taip, kad jos tikrai neatpažinsi, kažkai niekaip, bet irgi yra įdomu. Įdomu, bet jeigu žmogų fotografuoji ir duodi dirbtiniu intelektui patvarkyti, ta dvasia išlieka ar ne, ar jau tokia techninė dvasia tik tai? Aš matai nefotografuoju žmonių ir nelabai turiu supratimą, kaip suprantu, galima ten žmogaus išvaizdą kažką dadėti, nuimti, bet aš to nemoku daryti, o ir žmonės fotografuoti man nelabai gal sekasi.
nu, ir nesimokiau, ir šiaip aš fotografijos nesimokiau, aš esu toks savamokslis. Hobis, ne? Na, reikia laiko su žmogumi, aš pats, kadangi mėgstu žmogų fotografuoti, tačiau žmogų fotografuoti užtrunka labai daug laiko. O paprasčiau gamtą fiksuoti tikrai ir sutaupai laiko ir panašiai. Važiuojame į tavo namus, šeima. Tai jau pats negali fotografuoti, kai kartu fotografuojatės, jau reikia prašyti. Jo, bet mes mažai gal fotografuojamės, mūsų tos fotografijos yra tokios, nu, mes turim fotografijų kiekvienais metais, turbūt iš atostogų, ten iš kažkokių metinių švenčių, bet mano šeima nenori viešumą ir aš tą... Užtenka pačio tavęs. Užtenkama ir taip, jie nešioja tą pačią pavardę, tai jie to dėmesio ir taip susilaukia. Tai aš tikrai jų tą norą ir apsisprendimą gerbiu ir labai retai jūs pamatysit mano šeimos kur nors nuotraukas įdėtas ir šiaip jiem nėra lengva. Va ta pavardė, tuo metu buvai ministru ir vaikai ėjo į mokyklą. Ir tebeina jie. Ir dar tebeina, ne? Bet dar neturi studentų. Vienas yra studentas. Jau vienas yra, ne? Kaip jie grįžti namo ir vis tiek susėdat prie stalo per pietus ar vakarienę, pasikalbate, vis tiek atsineša įspūdžius iš mokyklos, kaip ta reakcija mokyklos bendruomenės, klasiokų, kokia buvo... Nu, nelabai jie, Robertai, pasakoja tas reakcijas, gal, aišku, jie jų matyt susilaukė, bet ta prasme, kad gal išgirsta kažkokių, nu vis tiek apie mane visokių ten dainų, memų prikurta kažkuo, tai aišku, draugai su jais ten pasidalina, vaikai paskui su manim dalindavosi, ten siūsdavo ar šitą matėjai, ar tą girdėjai, tai mes į tą kažkaip žiūrėdavom labiau per tokį, kaip pasakyti, per tokį gal juoką, Nu, ką padarysi, esi viešas, nu, ten žmonės iš tavęs kažkokius balvonus paišo, kažkokias dainas dainuoja. Kiti pyksta politiko, o pats tai nu, kitaip kad nėra jėmė. Čia ką pykti. Šiaip įdomu, aš kažkur buvau net ir susirašęs, mano viena padėja, tarp kitko, buvo praėjusios kadencijos surinkusi visokių karikatūrų, memų, išleido tokią kaip fotoalbumą, nu, kaip dabar gali atspausdinti. Tai nes viskas ten užsimiršta, buvau kažkur susirašęs dainas visas, kur ten apie mane buvo pridainavę. Tiesa, dabar neseniai tave mačiau, kai Monika Linkytė pasirodė Eurovizijoje su daina Čiūto Tūto ir pačiam kažkas sumontavo keletą politikų dirbtiniu intelektu, taip. Ir geltonais plaukais buvai, uždėjo pačiam. Tai ten ne vienas politikas buvo. Nu, žodžiu, dar visas po padidinamuoju stiklu. Jo, bet čia, nu, sakau, kaip tą priimsi, nes viešumą neišvengsi. Aš esu jau susitaikęs su tuo, kad Lietuvoje aš niekaip negaliu jau nei atsipalaiduoti, nei atsijungti, nes žmonės gatvėje pažįsta, žino. Tai už tai vakarais daugiausiai ir fotografuoji, kad mažiau pamatytų. Vis tiek nors to laisvumo kažkokio. Tai... Ir laisvumo, ir kitas dalykas, jeigu miestą fotografuot, tai, kai aš žmonių nefotografuoju, tai jis ir tuščias tada būna. Jeigu tu nori kažką nufotografuoti, tai žmonės, kurie ten vaikšto, jie tiesiog papuola į kadrą ir tu negali nufotografuoti kažkokio objekto, va tokio, arba gatvės. Kartais gražu, jeigu ten siluetą kažkokį nufotografuoja arba šešėlį, tas nuotrauka papildo kažkaip, bet dažniausiai, jeigu tu nori fotografuoti miestą išskirtinai ir kažkokią ten ar gatvę, ar objektą, tai nebūtinai ten žmonės turi būti. Tai, o kitas dalykas, kur man dar irgi padeda, tai kai aš motociklu važiuoju, aš irgi pasislepiu nuo žmonių. Aš esu su apranga, su šalmu, su nepermatomu Tai stiklu. Tada man tavęs neklausti, kokią markę motociklo. Gali klausti, žmonės žino, nuotraukų yra. Klausiu, kokią markę. Tai yra Suzuki V-Strom modelis. Tai yra toks senas, tarp kitko, motociklas, jeigu neklystu, gal kokių 2004 metų, aš jį nupirkau jau čia Lietuvoje irgi važinėta. Iš brolio Šaulio, kuris jau buvo jį ten papuošęs, kamufliažiniais tokiais lipdukais aplipdytas jisai yra. Bet tikrai toks, kaip pasakyti, nepretenzingas.
paprastas, Bet patinka motociklu važinėtis? Labai patinka. Labai patinka. Dažniausiai vienas ar pasiemi savo antrą pusę? Žmona mano nevažiuoja, jinai, aš suprantu, pribijo, bet jinai gal ir, man atrodo, kad gal ir nėra niekada sėdėjus turbūt ant motociklo. Mano dukra kartais sėda už nugaros važiuot, bet kas yra įdomu, tai aš pavėžinau savo sesę už nugaros ir po to jinai irgi išsilaikė motociklo teises ir kartais mes dabar dviese važiuojam. Būna taip, kad važiuojam kartu kažkur savaitgalį susitarėm ir pavažiuojam. Aurelijau, vis dėlto dirbant tokį viešą darbą kaip politiko, šeimos palaikymas svarbus? Svarbus. Ar nesakė, kad gal nebeika antrą kadenciją? Aš ne vieną kartą esu girdėjęs tą, kad kam tau to reikia, nu ir ar tikrai tau to reikia. Tai mano žmona yra gal tokia, sakykime, priešingybė man. Jinai irgi yra labai rami, bet jinai labai vengia kažkokių tokių viešų pozicijų. Jinai tiesiog dirba gydytojos darbą. O ką jinai gydo? Jinai yra onkologė. Onkologė, radioterapeutė. Ir priešingai negu aš, jinai nelenda kažkur, kur aš tai negaliu vietoj nusėdėti. Aš ar mokykloje, ar paskui studijų laikais ir dalyvaudavau organizacijose ir kurdavau, ar pats vadovaudavau. Ne tai, kad man reikia kažkokios labai pozicijos, bet man matyti reikia veiksmo tiesiog. Aš esu toks veiksmo žmogus, man... Tu nenamisėda, man atrodo. Negaliu aš nusėdėti vietoje. Jeigu ir galiu, tai neilgai. Paskui aš susigalvoju kokią nors veiklą, kokį nors darbą ir tada aš kažkur natūraliai atsirandu. Bet kaip gerai, esi nenamisėda ir toks palaikymas iš šeimos, žmonos pusės, nes namisėdos patyrė tų skyrybų įvairių ir nemažų. Visaip ten matyti žmonėm gal... Kaip jūs susitarėte, kai būna konfliktinė kažkokia situacija ar panašiai? Gal mes mažai konfliktuojame. Ramus, prisiminiau, ramus žmonės jūs. Mes tokie abudu žemaičiai, abudu tokie kažkokie ramus, gal dažniau pratylėm, jeigu kažką ir pagalvojam negerą. Bet taigi nereikia kaupti, reikia paleisti. Nežinau, italai ten gal kažką leidžia, prileidžia, paskui jie gal ten to nepriima, o lietuviai, žinai, kai paleidžia, tai paskui nebesusigražinsi atgal ten, žinai, kaip sako, žodį žvirblių. Tai jūs išlaukite, išbūna tiesiog, išgyvenate. Aš manau, kad mes tiesiog išbūnam, suprantam, kad laikini yra tie dalykai kažkokie, jeigu ten ir atsiranda kokios įtampos, tai visi matyti jų išgyvenam ir patiriam. Tai nėra tokios turbūt šeimos, kurioje nekiltų kažkokių įtampų, bet aš džiaugiuosi, kad man per daug nepriekaištauja gal ir leidžia man gyventi tokį gyvenimą, kuris yra, sakau, aš labai dėkingas esu savo šeimai už tai, kad jie nepriekaištauja dėl to, kad jiem kliūna matyti dėl manęs, o aš manau, kad susilaukė jie visokių ir klausimų ir žmona kitą kartą klausimų parneša visokių iš darbo, sako, tu savo vyrui ten perduok tą ar aną, ar tu ten paklausk ir panašiai. O vaikam mano tai, gal taip gerai susiklostė aplinkybės, kad jie nekeitė bendruomenės, kurie yra, nekeitė mokyklos. Ir aš toj bendruomenėje ir anksčiau buvau žinomas. Aš buvau gimnazijos tarybos pirmininkas. Nebuvo taip, kad aš ten atsiradau iš niekur. Aišku, to dėmesio, kai atsirandi politikoje, yra gerokai daugiau ir vertinimų daugiau. Bet žmonės mane kaip aktyvų žinojo ir anksčiau. Nebuvo taip, kad aš staiga iš niekur atsiradau ir... Tai... Sėdžiu prie tavęs ir... Vis tiek gera, nežinau, tokį spinduliuoji šiluma ir panašiai. Ir rytai susitinkam frakcijos posėdžiuose. Matau, kolegų yra įvairių, vieni aštresni, kiti stipresni pasisakymas ir panašiai. Ir kiek stebiu tave jau daugiau nei 6 metai, kai kartu esame darbe šitam valstybiniam, vis tiek tu kažkaip sugebi visą tą sunkumą, visą tą kolegų, nebūtinai mūsų, bet ir kitų partijų kažkaip
ramiai pasakyti. Ir prie tribūnos ramiai. Tiesiog, vat, tu kaip Dalai Lama, nežinau, daugiau negu. Per rimtas argumentas, man, žinai, iki mąstytojų kažkokio labai toli, bet aš stengiuosi kiek įmanoma, aišku, ašgi irgi esu žmogus, man visko būna, žinai, ir nervai neišlaiko, ir ten kitą kartą ir pratrūksti, ir griežčiau gal kažką pasakai, ir paskui gailies dėl to, nes, kaip pasakai, žmogui įžeist greit gali, o paskui, kai reikia su juo kažkaip susitaikyti, išgyventi užtrunka ilgai. Yra sudėtinga, tai geriau neįžeisti. Ir aš galvoju, kad net ir kritiką galima pasakyti taip, kad neįžeistum. Gali kritikuoti, gali sakyti, bet gali nesuasmeninti, ir aš stengiuosi pergalvoti, ką aš sakiau. Ar aš gerai sakiau ir ar paskui nesigailėsiu tų savo žodžių. Ir tikrai dažnai būna taip, kad pareini namo ir graužės. Ten vakare atsisėdęs galvoju, ir ar man reikėjo iš tikrųjų, ir kas iš to? Ar aš tai savo pasakymais, ką nors čia pakeičiau, ar aš tiesiog žmogų paėmiau ir įžeidžiau. Ir bereikalingai tą padariau. Tai yra vietų, kur aš matau prasmę tikrai kautis iki galo. Ir aš tą darau. Aš nemanau, kad čia reikia nusileidinėti kažkur, kur tu matai, kad yra neteisybė, bet visą tai gali padaryti irgi civilizuotai ir neįžeidinėdamas, ir nesikeikdamas, ir kažkaip nesipilstydamas purvais, o tiesiog argumentuodamas, bandydamas įtikinti žmonės. Aš manau, mielas bičiuli Aurelijau, tu būtum labai puikus ir prezidentas, nes moki vienyti kažkaip. Kiek išgirdau, ir buvai bendruomenės narys, mokyklos ir savo mokykloje panašiai aktyvus. Tu telki tiesiog vardan idėjos, vardan tos vienybės. Tai man tikrai yra džiugu, kad galim būti šalia tavęs. Aš taipogi labai džiaugiuosi tavimi, bet pabaigai dar noriu paklausti, vienas jaunuolis vis dėlto parašė, paklauskite Aurelijaus, ar jisai yra iškrėtęs gyvenime kokią nors nesąmonę, aš pavadinsiu gražiau, pokštą kokią nors. Oi, žinai, žmonės be reikalo gal mane įsivaizduoja kaip kažkokį šventą sutvėrimą. Visi mes buvom vaikais, visi mes ten krėtėm visokius pokštus ir kartais pagalvoji, kaip gerai, kad tėvai nežinojo, ką mes darom, ir gal mažiau žilų plaukų jų galvoje atsirado. Tai aišku, kad mes visi visokių ten ir pokštų, ir kvailysčių esam prikrėtę ir pridarę. Ir aš dabar gal nesiimsiu ten jų, nežinau, pasakot ar pasakyti, kuris čia buvo pats kiečiausias, nes visokių ten būdavo išdaigų tikrai, kurios tiem patiems suaugusiam atrodė gal nesuprantamas. O ir šiaip gyvenime, kas tai yra kažkoks įvykis, kurį ten galėtum užskaityti kaip kažkokią kitam net ir kelių eismo taisyklių pažeidimas, ar ne, tai yra savotiškai, ko nereikėtų, kad būtų, ar ne, ir paskui pagalvoji, o kažkai kaip čia būtų pasibaigę. Ne, tai mes visko prikrečiam gyvenime. Ir yra dalykų, kuriais turbūt ir nesididžiuojam ar kitaip padarytumėm, bet toks yra gyvenimas. Mes, kaip pasižiūrė atgal, galvoji, ačiū Dievui, kad gerai baigėsi tuo metu. Ačiū Dievui, kad aš esu šiandien sveikas gyvas, kad man nieko tada neatsitiko kažko. Net tokį pasakysiu, pavyzdį, kuris man dabar į galvą ateina. Aš visą laiką kažkaip jausdavau tokią, gal net ir aukščio baimę ir panašiai. Ir kažkaip nešokinėdavau, eini maudytis ir nešokinėjau nuo to tramplino vadinamą, ne? Aš galvoju, kažkaip reikia man su tą baimę susitvarkyti. Ir aš kažkada nuvažiavau ten savo tėviškiai, dar aš nežinau, ar aš jau studentas buvau, ar dar mokykloje, nuvažiavau ir užsilipau ant pačią aukščiausią, vienas būdamas. Ir aš nuo jo nušokau.
O. Tai, gali sakyti, kad kaip ir nugalėjai savo baimę, ne? Bet kai pagalvoji, šiaip nelabai protinga, ne? O jeigu, tai aš moku plaukti, bet, maža ką ten, neteisingai nušoktum, kažkas ten atsitiktų. Tai yra visokių tokių dalykų, kuriuos ten padarai, o paskui pagalvoji, galėjo visai baigtis, ne? Tai, bet baigėsi gerai. Ir galvoju, kad aš daugiau nekartočiau, kažkokios tokios nesąmonės. Tai visko pridarom, bet sakau, svarbiausia, kad mes pasimokytumėm iš kažkokių, ką ten iškreti kitą kartą, gal ir karštą galvą, ar nepagalvojęs, toks gyvenimas. Na taip. Tai ką, gerbiamas bičiuli, mielas Aurelijau, paskutinis, ką palinkėtum tiesiog pačiai Lietuvai, Lietuvos žmonėms, kokiais žodžiais? Ačiū, Robertai, tikrai tau pirmiausia už šitą pokalbį ir aš esu vienam formate sakęs, kad mes tokie kaip sielos broliai esame, ne? Mes girdim viens kitą gerai, mes susišnekam gerai, mes kažkaip vienoj bangoj gyvenam. O palinkėt yra pats geriausias turbūt palinkėjimas, kurį bažnyčioje žmonės sako vienas kitam, ne? Ir tai yra tokia ypatinga būsena, ypatinga akimirka, kurį žmonės išgyvena, ar ne, sako, palinkėkim vieni kitiems ramybės. Ir tada visiškai nepažįstami žmonės atsisuka viens į kitą, paduoda viens kitam ranką. Neaišku, kiek tą nuoširdžiai padaro, bet aš manau, kad nuoširdžiai. Ir tą sekundę išgyvena kažkokį bendrystės jausmą. Tai aš manau, kad Lietuvai labai reikia ramybės. Ir ypatingai ir šiandien, kai mes tokioj gyvenam kažkokioj neapibrėžty įvairiausių yra čia tų aplinkybių, tai norisi, kad žmonės atrastų ramybę, kažkokią savo viduj, pirmiausia nusiramintų. Kai nusiramini, gali daug dalykų vertinti visiškai kitaip. Ne karštą galvą, nelakstydamas, nejuodindamas, tai aš noriu visiems palinkėti tiesiog rast viduj savo bent tą dalelę ramybės, rast galimybę atrast minučių savo, bet mes šnekėjom čia apie visokius mano pomėgius, važinėjimus, fotografavimus, visi jų turi, dažnu atveju tiesiog jos nustumia, pamiršta. Tai tas rūpestis savo vidaus kažkokia psichikos higiena, jis yra labai svarbus. Jeigu nori rūpintis kitais, turi neužmiršti savęs. Tai būkim kiek įmanoma ramus. Dėkui, tai tą apeigą turbūt reikia atlikti ramybės. Ir ramybės taro. Dėkui visiems jums taipogi ir ačiū taip pat dar kartelį noriu padėkoti Aurelijui už šitą šiltą interviu. Ir iki kitų susitikimų.